Štai skaičiai iš mūsų šios dienos šaltinių, kurie, tikrai privers staptelėti. Šiuo metu net 1 iš 6 žmonių patiria depresiją, o kas antras ateityje greičiausiai susidurs su neurodegeneracinėmis lygomis. Alzheimeriu, demencija ir panašiai. Taip, ir visa tai vyksta dabar, kai medicina yra, pažengusi kaip niekad anksčiau. Tai toks tikras medicinos paradoksas. Atrodo, kad kuo daugiau žinome apie žmogaus kūną, tuo labiau, byra mūsų psichika. Ir šios dienos analizėje, remdamėsi dokumentu visų psichologinių problemų priežastis, bandysim atsakyti į klausimą, kodėl. Kodėl taip yra ir kur mes klystame tiesa? Autoriai teigia, kad atsakymo ieškome visiškai ne ten. Problema slypi ne pačiose ligose, o pačiame fundamentaliame mūsų sąmonės veikimo principe. Būtent. Mes juk įpratę galvoti, kad pasaulį matome tokį, koks jis yra. Ta prasme, vientisa, nepertraukiama. Bet realybėje smegenys kiekvieną sekundę tą pasaulį tarsi surenka. Surenka iš 1000 atskirų fragmentų. Gerai, išpakuokime tai. Neuromokslė tai vadinama surišimo arba, binding problema. Spalva, forma, garsas, laikas – visa tai apdorojama atskiriuose smegenų dalyse. Šaltinyje pateikiamas puikus pavyzdys su klasikinė geltona šypsenelė. Taip, mes juk nematome tiesiog geltono skritulio, nematome kažkokių 2 juodų taškų ar kreivos linijos. Mes iškart matome veidą. Matome prasmę, nes smegenys akimirksniu sujungia atskiras detalės į vieną vientisą idėją. Kas čia tikrai žavinga, tai kad šis modelis ne tik formuoja suvokimą, bet ir reguliuoja visą mūsų biologiją. Man tai labai primena filmo žiūrėjimą internetu. Kai vaizdas, garsas ir subtitrai atkeliauja atskirais failais, o smegenys yra tarsi tas grotuvas, kuris prakaituodamas bando jos idealiai sinchronizuoti realiu laiku. Labai taikli analogija. Bet kas nutinka, kai tas vidinis grotumas pradeda strigti? Net ir pačia mažiausia dalimi. Jei tie failai bent milisekundę prasilenkia, informacija nesusiryša tobulai. Tai reiškia, kad atsiranda klaidos? Taip. Ir evoliucija mūsų programavo taip, kad bet kokia suvokimo klaida smegenyse traktuojama kaip tiesioginė grėsmė išlikimui. Smegenys tiesiog nesupranta, kad tai kažkoks sistemos atsilikimas. Jos mato pavojų. Vadinasi, organizmas reaguoja taip, lyg jam grėstų reali, fizinė grėsmė? Tikrai taip. Vos tik įvyksta ši mikroskopinė sinchronizacijos klaida, smegenys įjungia streso atsaką. Išskiriamas kortizolis, keičiasi širdies ritmas. O kadangi informacijos kiekis mūsų aplinkoje yra milžiniškas, tos klaidos ko gero vyksta nuolat. Taip, todėl organizmas ilgainiui atsiduria chroniško streso būsenoje. Šis beprastojo veikiantis aliarmo režimas tiesiog išdegina nervų sistemą. Tai keičia hormonų balansą ir netgi įsivaizduok genų raišką. Geras. Bet palauk, noriu šiek tiek paprieštarauti. Žmogaus organizmas juk yra neįtikinai sudėtingas ir tobulas mechanizmas. Kodėl jis negali tiesiog efektyviai užlopyti šių smulkių klaidų? Iš pradžių organizmo reguliacinės sistemos būtent tai ir daro. Jos nuolat kompensuoja šios trūkumus, eikvadamas milžiniškus energijos kiekius. Dokumente tam pasitelkiama labai gera medinio laivo audringame vandenyje metafora. Laivas vandenyje? Taip, įsivaizduokime laivą, kurio korpuse atsiranda mikroskopinis skylutės. Ir tas besisunkantis vanduo yra tos nesinchronizuotos informacijos klaidos, tiesa. Būtent. Organizmas lopo vieną skylę, bet įtampa ir nuovargis atveria naujas. Stresas tą klaidų kiekį tik padidina. Ir laikui bėgant, tos reguliacinės sistemos tiesiog pavargsta. Ir tada klaidų skaičius pradeda augti. Taip, eksponentiškai. Tai tarsi sniego lavina, kurios nebeįmanoma sustabdyti. Sistema persikrauna, atsiranda raumenų įtampa. Ir tada staiga išryškėja jau fiziniai simptomai, tokie kaip depresija, nerimas ar kognityvinis nuosmukis. O tai reiškia, kad kai žmogus pagaliau atsidūrė pas gydytoją, pavyzdžiui, dėl prasidedančios demencijos, tai jau yra pačios pabaigos rezultatas. Ne ligos pradžia, o pasekme. Visiškai pritariu. Jei susiesime tai su bendru vaizdu, tai paaiškina, kodėl moderni medicina dažnai atrodo tokia bejėgė. Visa šiuolaikinė psichiatrija, terapijos ar net dvasinės praktikos iš esmės kovoja tik su šios problemos pasekmėmis. Ta prasme, tai tas pats, kas tiesiog semti vandenį iš to skensiančio laivo. Tikrai taip. Užuot ieškojus, kaip sustabdyti patį laivo irimą, mes išsemiame vandenį vaistais. Bet tos mikroskopinės skylės sąmonės surišimo mechanizme lieka ir dauginasi toliau.
Ir geriausia, ką mes dabar mokame, tai sulėtinti tą klaidų kaupimąsi per sąmoningumą ir dėmesio praktikas. Bet pačios šaknies mes niekaip nepasiekėme. Žinai, tai iš tiesų radikaliai keičia požiūrį į psichosveikatą. Tai parodo, kad tai nėra kažkoks asmeninis trūkumas ar paprastas cheminis disbalansas smegenyse. Tai yra fundamentali žmogaus biologinės operacinės sistemos sinchronizacijos klaida. Tai atveria visiškai naują perspektyvą, bet kartu, žinai, palieka erdvės šiek tiek bauginančiam klausimui. Kokiamgi? Žiūrėk, jei mūsų psichologinė sveikata taip trapiai priklauso nuo to, kaip tiksliai smegenys suriša informaciją, kas nutiks ateityje? Turiu omeny tą momentą, kai į savo pojūčius tiesiogiai integruosime dirbtinį intelektą ir papildytą realybę. Oho, tai tikrai geras klausimas. Ar tai padės tobulai sinchronizuoti mūsų laivą, ar galbūt tai tik prigrėš naujų, dar niekad nematytų skylių mūsų sąmonėje, pro kurias tas pats laivas nuskęs dar greičiau? Palikime šį klausimą apmąstymui.